Ekonomika šiandien. Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Minimali mėnesio alga šiuo metu siekia 924 eurus popieriuje arba 708 eurus į rankas. Lietuvos banko skaičiavimu nuo kitų metų ji jau galėtų viršyti 1000 eurų ribą. Profesinės sąjungos įsitikinusios, kad kilimas galėtų būti iki 1070 eurų ant popieriaus. Ką minimalios mėnesio algos kėlimas reiškia ekonomikai ir į ką atsižvelgti reikėtų skaičiuojant jos dydį. Apie visą tai pasikalbėti šiandien pasikviečiau ISM vadybos ir ekonomikos dėstytoją Marių Kušlį. Sveiki. Sveiki. Tai, Mariau, pirmiausia apie tas diskusijas, galbūt pačioje trišalėje taryboje vienijančioje darbuotojus ir darbdavius. Jose diskusijos baigėsi, laukiama sprendimo iš vyriausybės. Kaip jūs vertinat visą tą procesą, pateiktus skaičiavimus ir bendrai diskusijas? Na, tos diskusijos labai panašios kiekvienais metais ir kiekvienais metais galime matyti, kad darbdaviai nori mažesnio minimalios mėnesio algos kėlimo, o profesinių sąjungų atstovai nori didesnio kėlimo. Tai čia turbūt yra natūralus visiškai procesas darbuotojams ir profesiniams sąjungom, kurios atstovauja darbuotojų interesus, natūralu norisi gauti kaip įmanoma didesnį atlyginimą, tuo tarpu darbdaviai nori turėti mažesnius kaštus. Ir tos skirtingi tikslai lemia, kad yra tam tikri nesutarimai ir vyriausybė čia turi būti kaip arbitras, kuri turi rasti balansą tarp darbdavių interesų ir darbuotojų interesų. Naujasis socialinės apsaugos ir darbo ministras Vytautas Šilinskas yra sakęs, kad svarbiausia, kad darbuotojai ir darbdaviai susitartų. Ar tai įmanoma? Tikriausiai įmanoma tą skirtumą mažinti, kad tas skirtumas mažėtų ir mažėtų, kad nebūtų jis labai platus, bet tikriausiai vis tiek kažkoks nedidelis nesutarimas visada bus. Dėl labai natūralių priežasčių mes visi turime tam tikrą savanaudiškumą, tiek darbdaviai, tiek ir darbuotojai, ir tam tikras, matyt, skirtumas visuomet bus. Bet kiekvienais metais pavykdavo susitarti, tai tikėtina, kad ir šiais metais pavyks ir iš tikrųjų ta trišalė taryba, mano vertinimu, yra labai geras institutas tokioms deryboms, nes tai leidžia išklausyti visas puses ir tikrai visapusiškai visus argumentus išklausus priimti sprendimą. Apie minimalaus mėnesio atlyginimo vaidmenį ekonomikoje šiek tiek pasikalbėkime. Jį galima apibūdinti kaip atlygį už darbą nustatoma ne rinkos, o valdžios sprendimų. Vis dėlto ne bendrų sutarimų ar ne tarp mūsų būtų nustatytas tas atlyginimas, bet jau numatytas vyriausybės. Koks yra minimalaus mėnesio atlyginimo vaidmuo ekonomikoje? Tai minimalų atlyginimą dažniausiai gauna neturtingiausi gyventojai, kurie turi žemiausią kvalifikaciją arba neturi kvalifikacijos ir kurių dėrybinė galia rinkoje yra labai maža. Ir tie darbuotojai būtų labai silpni, jeigu jiem reikėtų tiesiogiai dėrėti su darbdaviu. Tai čia vyriausybė tarsi įsikiša ir sako, kad mes labiausiai pažeidžiamą žmonių grupę atstovaujame. Tai yra tarsi kaip profsąjunga, tik ne profsąjunga, o valdžios atstovai padeda neturtingiausiems ir labiausiai pažeidžiamiems darbuotojams dėrėtis kolektyviai su darbdaviais dėl pačios mažiausios algos. Tai yra, kad minimalus darbo užmokestis atitiktų tų darbuotojų bent kažkiek interesus. Tai iš esmės minimalus mėnesio atlyginimas leidžia užtikrinti minimalų pragyvenimo lygį tiem žmonėm, kurie yra labiausiai pažeidžiami. Nes, tarkim, aukštos kvalifikacijos IT specialistas, tarkim, jis gali rinktis iš skirtingų darbdavių ir darbdaviai konkuruoja dėl jo kompetencijos ir dėl to jis gali gauti aukštą atlyginimą ir jam pagalbos iš valdžios nereikia. Tačiau sunkiau besiverčiantiem žmonėm, kuriem
ar dėl jų pasirinkimų, ar dėl to, kad taip jiem gyvenimas nepalankiai susiklostė, neturi tokios galimybės, tai jiem šitoj vietoj padeda valstybė, kad bent minimalų pragyvenimo lygį užtikrinti. Bet keičiant minimalų mėnesio atlyginimą, keičiasi turbūt ne tik pats atlyginimas, mūsų ekonomistai irgi analizuoja, vertina, kad minimalus mėnesio atlyginimas tikrai turi platesnį poveikį. Štai, pavyzdžiui, nuo jo dydžio priklauso privalomos sveikatos draudimo įmokos, kurias moka ir pačias mažiausias pajamas uždirbantys savarankiškai dirbantieji. Ir paprastai pakėlus minimalią mėnesio algą tarsi formuojamas ir kitiems darbuotojams toks lūkestis, ar jisai pats susiformuoja, ar iš viešosios erdvės formuojamas, kad turėtų kilti ir kitų darbuotojų atlyginimai, kad tam tikras proporcijas išlaikyti už kvalifikuotą ir už mažiau kvalifikuotą darbą. Kokia yra ta nematoma minimalios mėnesio algos didinimo pusė? Tai tų efektų minimalios mėnesio algos didinimo yra labai daug ir labai įvairių. Taip, iš vienos pusės bandoma apsaugoti mažiausias pajamas gaunančius darbuotojus, tačiau darbdaviai turi išlaikyti tam tikrą distanciją tarp skirtingos kvalifikacijos darbuotojų, kad kuo yra labiau kvalifikuotas darbuotojas, jisai turėtų uždirbti daugiau. Ir minimalios mėnesio algos pakelimas gali lemti ir kitų darbuotojų atlyginimų pakelimą. Sakykime, jeigu skiriasi tarp nekvalifikuoto ir kvalifikuoto darbuotojo atlyginimas, tarkim, 30%, tai tikėtina, kad darbdavys, norėdamas nedemotyvuoti aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, jis ir jam turės pakelti atlyginimo, nes priešingo atveju tas skirtumas sumažės ir kvalifikuotas darbuotojas jausis ne ką daugiau uždirbantis negu jo kolega, kuris galbūt turi mažesnę kvalifikaciją. Dėl to, kalbant apie minimalaus mėnesio atlyginimo padidinimą, darbdaviai iš karto vertina ir kiek jiem kainuos kitiems darbuotojams kelti atlyginimus. Ne tik tai paties to darbuotojo darbo vieta, bet ir kitų darbo vieta tada iš karto brangsta. Tikrai taip, nes turi išlaikyti tam tikrus laiptus, tam tikrus rėžius ir dėl to darbdaviai turi įsivertinti tuos kaštus ir tie kaštai jau tada tampa pakankamai dideli. Ir jeigu įmonė yra didelė, tai tikėtina, kad tas pakelimas jisai bus natūralus ir tuos kaštus kompensuos augančios kainos, galbūt didėjanti produkcija. Tačiau mažoms įmonėms, kurie galbūt turi nedaug darbuotojų ir jiem tiesiog yra keletas minimalią mėnesio algą gaunančių darbuotojų ir vienas kitas labiau kvalifikuotas darbuotojas, tai jiem gali būti sunku kelti ir tų aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų atlyginimus. Ir tai reiškia, kad minimalią mėnesio algą gaunantis darbuotojai, jiems yra padidėjimas tų kitų darbuotojų sąskaita. Tai čia iš vienos pusės gali tai turėti nelygybės mažinimo efektą, kuris nebūtinai yra teigiamas. Mes dažnai apie nelygybę kalbam kaip apie labai neigiamą dalyką, bet pagal tam tikrą nelygybę vis tiek jinai egzistuoja ir jinai yra natūrali, nes žmonės turi skirtingas kompetencijas. Dėl objektyvių priežasčių. Absoliučiai. Taip. Ir tuomet, jeigu tas skirtumas mažėja, tai vėlgi yra tam tikri neigiami poveikiai. Kas nutinka, jeigu, kaip sakote, tas skirtumas būna neproporcingas arba jeigu minimali mėnesio alga šiuo atveju yra keliama neproporcingai? Kaip žinoti, ar jinai proporcinga ar ne, nes kalba ir įmonės, ir dalis ekonomistų apie tai, kad planuojamas pakelimas nuo kitų metų atrodo neproporcingas, ta prasme, kad labai stipriai didėja. Tikriausiai neigiamų poveikių ekonomika nepajustų, jeigu atlyginimo kelimas būtų toks, kad žmonės išlaiko tą pačią perkamąją galią. Kitaip tariant, jeigu žmogus gaunantis minimalią mėnesio algą vienais metais gali nusipirkti tam tikrą kiekį prekių ir paslaugų, tai pakelimas minimalios mėnesinės algos turėtų būti toks, kad kitais metais jis galėtų nusipirkti tą patį kiekį prekių ir paslaugų. Ir tuomet nebūtų tokio neigiamo poveikio, nes ir kitiem darbuotojams irgi natūraliai taip pat galėtų kilti atlyginimas, nes atlyginimų pakelimas kartu reiškia, kad žmonės gali ir daugiau įsigyti prekių ir paslaugų. Tai reiškia,
egzistuoja tam tikras fiskalinis efektas, paklausos didinimas, kad žmonės, kurie daugiau uždirba, jie gali daugiau ir vartoti ir pirkti prekių ir paslaugų, dėl to atsiranda galimybė kelti kainas ir iš esmės bėgant metam tie efektai susibalansuoja. Galbūt pradžioj būna sunkiau, vėliau tie efektai susibalansuoja ir to neigiamo efekto jau tokio nelabai yra. Dabar tie siūlymai iš esmės, jeigu lygintumėm, kiek turėtų kilti minimali mėnesio alga su infliacija, tai iš tikrųjų mes matome tam tikrą nesuderinamumą. Nes jeigu žiūrėtumėm pastarųjų 4 metų statistiką, tai mes turėjom didžiulę infliaciją, kuri siekia net 20% ir minimali mėnesio alga kilo mažiau negu buvo infliacija. Tai reiškia, kad perkamoji galia šiek tiek sumažėjo tų žmonių, tačiau kitais metais irgi buvo keliama mėnesio alga, jinai buvo pakeltas daugiau negu kad buvo infliacija, tai tikėtina, kad tų 4 metų bėgyje ta perkamoji galia minimalų mėnesio atlyginimą gaunančių žmonių liko panaši. Dabar atrodo, kad jau infliacija yra stabilizuota, Lietuvoje pastaraisiais mėnesiais jinai yra apie 0. Tai kėlimas 15% minimalaus mėnesio atlyginimo, jis gana didelis ir tai reiškia, kad įmonėms gali būti sunku tiek pat padidinti ir kainą. Tai reiškia, kad arba turės įmonės nedidinti kitų darbuotojų atlyginimų, arba mažinti savo pelną, arba ieškoti būdų, kaip efektyviau vykdyti veiklą. Ir moksliniai tyrimai netgi yra nustatę, kad didesnė minimali mėnesio alga skatina įmonės ieškoti efektyvesnių gamybos organizavimo būdų ir turi teigiamą įtaką efektyvumui. Tačiau jeigu tas poveikis yra jau per didelis, mes galime prarasti konkurencingumą lyginant su kitom rinkom. Ir jeigu vertintumėm santykinai minimalų atlyginimą su vidutiniu atlyginimu, per pastarosius metus Lietuva gana paaugo, Lietuvos minimalus mėnesio atlyginimas paaugo, lyginant su kitom Europos valstybėm. Tai reiškia, kad augantis darbo kaštai mažins lietuviškų įmonių konkurencingumą lyginant su vakarietišku, ar nebūtinai vakarietišku, bet kaip tik galbūt labiau su besivystančių šalių ekonomikomis, kur darbo kaštai yra gerokai mažesni. Tai čia gali būti toks neigiamas poveikis tiek toms įmonėms, tiek ir visai Lietuvos ekonomikai. Tačiau iš kitos pusės, nes vėl čia kiekvienas efektas ekonomikai gali turėti ir teigiamų, ir neigiamų pasekmių. Tai iš kitos pusės, ar Lietuvos tikslas yra būti mažų darbo kaštų šalimi. Tai reiškia, kad jeigu įmonės yra neefektyvios, jos neefektyviai vykdo veiklą ir negali ar nenori samdyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų, ar neturi poreikių, tai jos arba iškels veiklą į kitas šalis, arba bankrutuos ir galbūt į tą vietą ateis aukštesnę pridėtinę vertę kuriantys verslai. Bet čia jau labiau toks polemizavimas, kas gali būti. Bet kad tai gali turėti neigiamą poveikį konkurencingumui, tai tikrai taip. Daug labai yra tokių iš vienos pusės, iš kitos pusės ar ne modeliavimo dalykų, kur reikia ir tą kriterijų pažiūrėti, ir tą pažiūrėti, ir trečią. Vienas iš kriterijų, kurį Europos komisija siūlė atsižvelgti skaičiuojant minimalią mėnesio algą, yra produktyvumas, įmonių produktyvumas, darbuotojų produktyvumas. Kol kas mūsų formulėje, Lietuvos skaičiavimo minimalios mėnesinės algos formulėje produktyvumas neatsispindi. Ar reikėtų, ar yra gerai kaip yra? Tikrai logiška, kad atsižvelgiama yra ir į produktyvumą. Kaip jau minėjau, jeigu tikslas būtų, kad minimalią algą gaunantys žmonės išlaiko tą pačią perkamąją galią, tai tokiu atveju reikėtų atsižvelgti ir į būsimą infliaciją ir
į kitus rodiklius, bet kalbant apie produktyvumą, jeigu produktyvumas darbo jėgos auga sparčiai, tai mes kaip ekonomika, kaip visas šalies ūkis galėtumėm siekti, kad tie žmonės gaunantis minimalią algą galėtų įsigyti daugiau prekių ir paslaugų už kitais metais, negu kad galėjo anksčiau tą padaryti, nes reiškia, kad tie žmonės gamina daugiau produkcijos. Jeigu jų produktyvumas didėja, tai reiškia, jie per tą patį laiko vienetą pagamina daugiau produkcijos, natūralu, kad jų atlyginimas taip pat turėtų ir augti, nes jau tiesiog sukuriama produkcija tas padaroma yra efektyviau. Dabar politiškai kaip reikėtų įtraukti šitą aspektą į metodiką minimalaus mėnesio atlyginimo nustatymo, čia jau yra sudėtingesnis klausimas ir tikriausiai politiškai būtų gana sudėtinga rasti sutarimą, nes profesinės sąjungos tikėtina, kad rezervuotai žiūrėtų į tokį pasiūlymą, ypač atsižvelgiant į pastarąją statistiką, nes jeigu žiūrėtumėm Lietuvos produktyvumą, darbo jėgos produktyvumą per pastaruosius metus, tai vėlgi matytumėm, kad jisai gana yra stagnuojantis. Tai yra darbo jėgos produktyvumas yra daugiau mažiau pastovus, tačiau atlyginimai tiek vidutiniai, tiek ir minimalus atlyginimas yra gana sparčiai augantis. Tai jeigu atsižvelgtumėm į produktyvumą, tai tikėtina būtų mažesnis minimalaus mėnesio atlyginimo augimas, kas aišku profsąjungom būtų mažiau priimtina. Tačiau iš kitos pusės, jeigu produktyvumas kyla, sakykime, tam tikrose įmonėse, tai vėlgi darbdaviai turi pilną teisę mokėti ir aukštesnį atlyginimą negu minimalus atlyginimas. Tai yra skatinti produktyvumą, diegti efektyvesnės gamybos organizavimo priemonės ir šitaip sudaryti galimybę darbuotojams užsidirbti didesnius atlyginimus. Tai čia ir pati rinka šiek tiek gali reguliuoti šitos dalykus, bet vyriausybės vėlgi, iš vyriausybės būtų galima tikėtis tam tikro subalansavimo ir tarp darbdavių intereso, jeigu bendrai tas produktyvumas jau sunkiai bekyla, tai kad nežlugdyti ir neskatinti išėjimo verslų iš Lietuvos, kad atsižvelgti į šitos poreikius, bet nepamirštant ir labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių. Tai esu tikra, kad apie tai ir kalbėsime, ar ne, kai bus priimti sprendimai dėl minimalios mėnesio algos. Labai gavosi tokia laida šviečiamoji, ar ne, apie tai, kas yra minimali mėnesinė alga, kaip žiūrėti iš skirtingų pusių. Tai ačiū Mariau Jums už pokalbį, greitai prabėgo mūsų laikas. Apie minimalios mėnesio algos skaičiavimą ir poveikį ekonomikai šiandien kalbėjausi su ISM vadybos ir ekonomikos dėstytoju Mariumi Kušliu. Klausytojus kviečiu nepabėgti ir likti su žinių radiju. Ačiū. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.